Komandoras Savaigės sistemos vyresnysis leitenantas Vasilijus Avdejevas pirmasis pastebėjo priešų tankų siluetus pro rytinį rūką virš Dniepro. Atstumas iki jų sudarė apie 800 metrų ir šaudymo optikoje jau aiškiai išryškėjo sunki vokiečių Tigro forma, už kurio judėjo 2 vidutiniai panceriai. 23 metų ruduo buvo šaltas ir negailestingas, o naujasis Su-85, kurį įgula Avdejevo gavo vos prieš savaitę, dabar turėjo įrodyti savo kovinę vertę. Šaulys Petras Savelievas jau taikėsi į priekinę Tigrų šarvą, o užtaisymo specialistas Ivanas Kostinas, sukandęs dantis nuo įtampos, laikė rankose sunkų vienkartinį šaudmenį, paruoštą akimirksniu įkelti į 85 mm patranką. Mechanikas vairuotojas Grigorijus Mališevas buvo sustingęs prie svirties, pasiruošęs bet kurią akimirką pajudėti ir išvesti mašiną iš po priešo ugnies. Savaigė sistema Su-85 pasirodė fronte būtent tokiems momentams. 23 metų pavasarį Ginkluotųjų pajėgų vyriausybės artilerijos komitete išsivystė suvokimas, kad Raudonajai armijai skubiai reikalinga galinga prieštankinė mašina, galinti sunaikinti sunkius vokiečių tankus atstumu nuo 500 iki 1000 metrų. Po katastrofos Charkove, kur vokiečių Tigrai ir naujausi Panterai sistemingai šaudė į sovietų tankus, tapo aišku, pusmečių laikas praėjo. Reikalingas ginklas galintis pramušti storą priešo šarvą. Projektavimo užduotį gavo Uralvagonzavod, kur konstruktorių grupė, vadovaujama Nikolajaus Vasiljevičiaus Kurino, ėmėsi kurti mašiną, kuri turėjo pakeisti tankų karo eigą. Plėtra vyko įnirtingų tempų. Ant Savaigės Su-122 bazės inžinieriai kūrė naują kovinę mašiną, įstatydami 85 mm patranką vietoj haubicos. Iš pradžių planuota patranka S1, tačiau darbo procese Uralvagonzavode ir 9 gamyklos ginkluotės ministerija sukūrė visiškai naują ginklą D5 S85. Tuo pačiu metu iš Centrinio artilerijos konstruktorių biuro vardu Grabino gavo alternatyvų pasiūlymą ginklui S18. Prasidėjo bandymai, kurie virto tikra drama. Patrankos S18 atsisakė dirbti. Inžinieriai kaltino vienas kitą dėl klaidų. Laikas bėgo, o frontas reikalavo naujo ginklo nedelsiant. Pagaminti 3 eksperimentiniai Savaigės pavyzdžiai. Su-85 gavo ginklą S18 su pakeista pakaba iš Uralvagonzavodo. Antrasis aparatas gavo patranką D5 S85 iš 9 gamyklos. Trečiasis vėl buvo S18 iš konstruktorių biuro. Poligone prasidėjo šaudymo bandymai. Šaudė dieną po dienos, sistemingai tikrindami kiekvieno mechanizmo patikimumą. Būtent čia atsiskleidė tiesa. Pavyzdys su patranka D5 S85 atliko visus 100% šūvių be jokios gedimo, tuo tarpu jo konkurentai nuolat sugesti dėl spynų mechanizmų gedimų. Rugpjūčio 6 dieną 23 metais bandymai baigėsi. Savaigė mašina su ginklu D5 S85 pasirodė ne tik patikimesnė, bet ir lengvesnė 950 kg. Jos šaudymo greitis siekė 6-7 šūvius per minutę, 4 kartus greičiau nei konkurentų. Sprendimas buvo priimtas greitai. Būtent ši mašina buvo pradėta gaminti serijiniu būdu. Uralmašinas pradėjo gaminti Su-85 rugpjūtį 1943 metais. Šarvuota korpusas savivartės buvo surinkta iš kalimo lapų storio nuo 20 iki 45 mm, kas užtikrino apsaugą nuo sviedinių.
Įgula iš 4 žmonių buvo apgyvendinta sujungtame kovos skyriuje ir valdymo skyriuje. Mechanikas vairuotojas ir šaulys sėdėjo kairėje 80 mm patrankos, o už jų dešinėje buvo užtaisytojas. Ant korpuso viršaus buvo prisukamas šarvuotas kapotas su prizminiais ir periskopiniais stebėjimo prietaisais. Šaudimų iš šautuvo priekyje ir šoniniuose lapuose buvo specialios angos su šarvuotomis uždangomis. Į šaudmenų komplektą įėjo 48 vienetai sviedinių su šarvą pramušančiais ir fragmentaciniais granatomis, plus 2 šautuvai pėšpiai su 1420 patiekalų. Mašina buvo kompaktiška ir mirtina. 12 cilindrų dizelinis variklis bei 234 su 500 arklių galia užtikrino gerą mobilumą. Važiuoklė su 5 dvigubais guminiais palaikymo ratais kiekvienoje pusėje, pasiskolinta iš tanko T-34, padarė savivartę manevringą. Pusės metro pločio vikšrai leido pasitikėti judėti per sušlapusius kelius ir sudėtingą reljefą. Gamykloje mašinas dažė vienalytę tamsiai žalia spalva, o vėliau įgulos ant jų užrašydavo taktinius numerius ir užrašus. Ant Su-85 Avdejevo didelėmis baltomis raidėmis buvo parašyta mirtis okupantams. Ir dabar šie žodžiai turėjo būti patvirtinti veiksmais. Vokiečių Tigras judėjo tiesiai į Avdejevo poziciją ir kiekviena sekundė delsimo galėjo tapti paskutinę. Vasilis šaukė šaulį Savelevą laikyti taikiklį ant bokšto ir korpuso susikirtimo. Ten šarvas buvo silpnesnis. 85 mm prieš vokiečių 100 mm šarvą. Tai buvo rizikingas žaidimas, bet kito pasirinkimo nebuvo. Atstumas sumažėjo iki 600 metrų. Savelevas palaukė dar akimirką, gaudydamas idealų momentą, kai priešo tankas šiek tiek pasisuko šonu, atidengdamas labiau pažeidžiamą šoninę projekciją. 85 mm patrankos triukšmas apakino visus viduje kovos skyriaus. Savivartė sujudėjo nuo atatrankos ir šarvą pramušantis sviedinys su 790 metrų per sekundę skriejo tikslo link. Pataikymas. Tigras sujudėjo. Iš jo šono išsiveržė dūmų stulpas, tačiau mašina tęsė judėjimą. Kostinas jau įdėjo antrą sviedinį. Užrakto garsas skambėjo ir naujas šūvis sugriaudėjo per kelias sekundės. Šį kartą šarvą pramušantis sviedinys prasiskverbė per šarvą ir sunkus vokiečių tankas sustojo, apimtas liepsnų. 2 šarvuočiai bandė apsisukti ir pabėgti, tačiau į mūšį įsijungė kiti pulko savivartės. Su-85 leitenanto Morozovo iššovė 3 sviedinius į kairįjį tanką. Antrasis sviedinys pataikė į variklio skyrių ir mašina užsidegė. Trečiasis šarvuočiai spėjo apsisukti ir paleisti ugnį į sovietų savivartės, tačiau sviedinys praskriejo aukščiau, pataikydamas tik į medžių viršūnes. Avdejevas įsakė Mališevo išvykti iš vietos ir užimti naują ugnies poziciją. Tai buvo standartinė Su-85 įgulos taktika. Šaudyti, keisti poziciją, neleisti priešininkui susekti vietovę. Vienoje vietoje užtrukdavo ne ilgiau kaip 5 minutės, kartais iki 10, jei situacija leido. Mališevas virtuoziai išvedė mašiną iš reljefo raukšlių, nuvažiavo 300 metrų į kairę ir užėmė naują poziciją už sugriauto tvarto. Iš čia atsivėrė puikus šaudimo sektorius į atsitraukiančią vokiečių tanką. Su-85 kovinė krikšto ceremonija įvyko būtent čia, 2043 metų rudenį, kovų metu kairiajame Dnipro krante. Kova už Dnį vyko neįtikėtinų įniršių.
Kiekvienas žemės metras buvo apmokėtas krauju. Vokiečiai laikėsi už kiekvieną ribą, mestelėdami į mūšį savo geriausias tankų divizijas. Būtent šiuose kovose nauji sovietų savaeigiai turėjo įrodyti savo vertę. Savaeigės artilerijos pulkų formavimas vyko spartėjančiu tempu. Kiekviena grupė sudarė 16 savaigių, komandyrinį tanką T-34 ir šarvuotą mašiną BA-64. Vėliau iki 2044 metų vasario sudėtis buvo padidinta iki 21 savaigės, pridėjus mašinas baterijų komandiriams. Pulko štabas gavo automatininkų kuopą ir sapierių būrį. Karas reikalavo universalių sugebėjimų. Įgulos mokymas vyko pagreitinta programa. Oficialiai mokymo trukmė mokymo pulkuose buvo 6 mėnesiai, tačiau fronte laiko nebuvo. Formuojamų dalių branduolį sudarė patyrę tankistai ir artileristai, jau uodę šaudmenų kvapą. Juos mokė naujos mašinos ypatumų. Kaip užtaisyti duobes degalų bakuose mediniais kamščiais. Kaip tinkamai ventiliuoti kovos skyrių po intensyvios ugnies. Kaip greitai palikti apgadintą mašiną. Vienas iš pagrindinių taisyklių skelbė, į ataką eiti su atidarytomis liukais, kad pagerėtų ventiliacija ir padidėtų galimybės išsigelbėti, jei pataikytų. Tačiau artimoje kovoje liukai turėjo būti uždaryti. Komandiriui buvo draudžiama iškišti galvą iš liuko ilgiau nei 5 sekundės. Vokiečių snaiperiai nemiegojo, o smalsių karininkų galvos tapo jų mėgstamomis taikiniais. Avdejevas prisiminė instrukcijas dėl Su-85 eksploatavimo beveik mintinai. Įgulos įsėdimas buvo atliekamas griežta tvarka. Komandiras bėgo palei dešinįjį vikšrą, šoko ant mašinos, atidarė viršutinį liuką ir užėmė vietą dešinėje nuo pabūklo ant užrakto linijos. Mechanikas vairuotojas sėsdavo per priekinių liuką. Taikiklis sekdavo komandirą per viršutinį liuką. Įkrovėjas užlipo paskutinis, užimdavo vietą kairėje galinėje kovos skyriaus dalyje. Mokymuose jie šią procedūrą praktikuodavo iki automatizmo, kol įsėdimas sumažėjo iki minimumo. Mūšyje kiekviena sekundė galėjo tapti lemiama. Su-85 taikymo taktika buvo treniruojama tiesiog mūšio sąlygomis. Prasidėjus T-34 tankų atakai, savaigiai iš anksto paruoštų pozicijų sunaikindavo svarbiausius taikinius ir priešininko maskuotas ugnies taškus. Kai pėstininkai ir tankai pasiekdavo pirmąją priešų tranšėjų liniją, dalis savaigių judėdavo į priekį. Kitos likdavo pozicijose, teikdamos ugnies paramą. Tuomet įsitvirtinusios priekyje savaigės artilerijos priemonės užtikrino antrosios linijos pažangą ugnimi. Tokie judėjimai nuo vieno ruožo iki kito praktiškai garantavo nuolatinę ugniagesių paramą puolantiems daliniams. Šūviai buvo šaudomi į tikslus, kuriuos įgulos rasdavo pačios. Didelę pagalbą šiuo atveju teikė pėstininkų desantai lydintys savaigės. Tik 25% visų sunaikintų tikslų buvo pagal baterijų komandų nurodymus. Likusi dalis buvo įgulos iniciatyva. Su-85 greitai tapo populiarios frontuose. Įgulos išmoko manevruoti ir prasiskverbti į Tigro šoną iš 600 iki 800 metrų, o iš 1200 iki 1300 metrų. 85 mm D5C85 pabūklo, turinčio 51,5 kalibro ilgio vamzdį, rezultatai buvo puikūs. Prasiskverbimo sviedinys BR-365K,
turintis pradinį greitį 790 metrų per sekundę, patikimai ir užtikrintai prasiskverbė per vokiečių tankų šarvus. Vamzdžio kanalas turėjo 24 įpjovimus, einančius spirale, kas užtikrino sviedinio stabilizavimą skrydžio metu. Nuo 1444 metų į šaudmenų komplektą buvo įvestas smulkesnis šarvuotųjų sviedinių ir šaudmenų su žymekliu BR 360 SP sviedinys, dar labiau sustiprinęs savaeigės galimybės. Atsitraukiantis vokiečių tankas bandė pasislėpti už kalvos, tačiau Savelievas spėjo paleisti 2 sviedinius. Pirmas praėjo pro šalį, antras pataikė į mašinos galą. Tankas sutriko ir sustojo. Avdejevas nelaukė, įsakė Malyševui judėti toliau. Priekyje vyko puolimas į Kijevą ir kiekviena savaeigė buvo svarbi. Pulko užduotis buvo pralaužti vokiečių gynybą prie miesto, kur priešas sutelkė didelės tankų pajėgas. Žvalgyba pranešė apie mažiausiai 2 panterų rūšis ir kelis Tigro tankus, saugančius pagrindinių pajėgų atsitraukimą per Dnipro. Lapkritis atnešė pirmus rimtus šalčius. Su 85 įgulos greitai mokėsi kovoti naujomis sąlygomis. Dizelinis bei 234 variklis užsikurdavo patikimiau nei benziniai varikliai, tačiau ir jis reikalaudavo sušildymo šaltyje. Mechanikai, vairuotojai išmoko šildyti alyvą deginimo lampomis, dengti variklio skyrių brezentų stovėjimo aikštelėse, pridėti į kurą kerosiną, kad palengvintų užvedimą. Savaeigės šarvas šaltyje tapdavo dar trapus. Sviediniai pataikius išmušdavo metalų gabalus, kurie virsta mirtinais šrapneliais kovos skyriuje. Įgulos stengiasi apklijuoti vidinės sienas vatos ir antklodėmis, nors tai mažai padėdavo tiesioginio pataikymo atveju. Lapkričio 3 dieną Avdejevo pulkas gavo įsakymą užimti pozicijas prie Švietošinos kaimo vakariniuose Kijevo prieigose. Vokiečiai čia laikė įtvirtintą pasipriešinimo mazgą, saugantį savo pagrindinių pajėgų atsitraukimo kelius. Žvalgyba aptiko mažiausiai 8 priešo tankus ir keletą priešlėktuvinių pabūklų, įsitvirtinusių miško juostoje. Ataka buvo planuojama auštant, tačiau oras padarė korekcijas. Tankus rūkas nusileido į teritoriją. Matomumas sumažėjo iki 100 metrų. Štabas nusprendė pasinaudoti šiuo pranašumu. Savaeigės turėjo priartėti kiek įmanoma arčiau vokiečių pozicijų rūke ir staiga atidaryti ugnį iš minimalaus atstumo. Avdejevas važiavo savo mašiną kolonos priekyje. Malyševas atsargiai vairavo su 85 per purviną laukų kelią, stengdamasis nesukelti triukšmo vikšrais. 500 metrų, 400, 300. Rūkas buvo toks tankus, kad kitų pulko savaeigių siluetai dingo pieno migloje. Staiga priešakyje pasirodė migloti pastatų kontūrai, kaimo pakraštys. Avdejevas įsakė sustoti. Po minutės dešinėje ir kairėje užėmė pozicijas dar 4 savaeigiai baterijos. Komandantas pakilo prie komandų liuko, atsargiai atidarė dangtį ir iškišo galvą. 5 sekundės maksimum. Taisyklės niekas nenukėlė. Priešakyje maždaug 200 metrų atstumu pasirodė vokiečių tankų siluetai, stovintys užnugaryje, nukreipti į lauką. Priešas laukė atakos iš rytų, tačiau sovietų savaeigiai apeidavo jį iš užnugario per miško masyvą. Avdejevas greitai nusileido atgal, davė komandą šaudymo operatoriui. Savelevas jau taikėsi į artimiausią panterą, pasukusią į juos dešiniu šonu. Ideali šaudymo pozicija. Šūvis užgriuvo,
sudaužydamas rytinę tylą. Priešlėktuvinės sviedinys pramušė vokiečių tanko šoną ir beveik iškart iš jo liukų pasipylė tankus dūmai. Po sekundės pradėjo dirbti kitų pulko savaigių artilerijos. Vokiečiai buvo nustebinti. Jų tankai stovėjo pozicijose, pritaikytose atremti ataką iš priekio, o ugnis užgriuvo iš šono ir iš nugaros. Antroji Pantera bandė apsisukti, bet gavo smūgį į galą ir užsidegė kaip fakelas. Tigras, stovėjęs kiek toliau, spėjo iššauti vieną šūvį atsitiktinai į rūką. Sviedinys pakilo aukštai, po ko į jo šoną pataikė iš karto 2,80 mm sviediniai. Mūšis truko mažiau nei 10 minučių. Kai rūkas pradėjo sklaidytis, vokiečių pozicijose degė 6 tankai. Kiti įgulos paliko mašinas ir atsitraukė į kaimą. Pulkas neturėjo nuostolių. Nei viena su 85 negavo net smūgio. Tai buvo pavyzdinė operacija, patvirtinusi naujos taktikos efektyvumą. Pritraukti priešą iki minimalios distancijos arba pačiam nepastebimai priartėti prie jo, tada staiga užgriūti ugnimi iš patogių pozicijų. Būtent taip buvo rekomenduojama naudoti savaeigės artilerijos pulkus, kurie buvo sudedamoji dalis naikintuvų prieš tankų brigadų. Naudoti su 85 kaip tankus, mesti juos į frontalinės atakas, buvo kategoriškai draudžiama frontų vado įsakymais. Nuostoliai buvo per dideli tokių naudojimų. Plona savaigių armorija neišlaikė tiesioginių sunkių vokiečių artilerijos smūgių. Tačiau karo realybė dažnai diktavo savo taisyklės. Jau kitą dieną pulkas gavo įsakymą paremti pėstininkų dalinių ataką į vokiečių sustiprintas pozicijas pietų Kijevo. Priešas įsitvirtino aukštumose, paruošė tranšėjų ir bunkerių sistemą, išdėliojo minų laukus. Pėstininkai patyrė didelių nuostolių, nesugebėdami įveikti organizuotos gynybos. Komandavimas mesti savaigius į mūšį, tikėdamasis, kad jų ugnies galia numalšins vokiečių ugnies taškus. Avdejevas suprato, kad tai buvo užduotis ne su 85. 85 mm sviediniai turėjo nepakankamą sprogstamąjį poveikį, kad sunaikintų bunkerius ir betoninius bunkerius. Tam reikėjo sunkių savaigių artilerijos pabūklų, kurių kalibras buvo 122 mm ir didesnis. Vis dėlto, įsakymas yra įsakymas. Pulkas išsidėstė kovos tvarka ir pradėjo judėti paskui puolantį pėstininką. Vokiečių artilerija atidarė uragano ugnį. Šaudmenys sprogo visur, pakeldami šaltos žemės fontanus. Pirmasis pataikymas savaigė Avdejevą gavo po 5 minučių nuo atakos pradžios. Vokiečių šaudmuo trenkė į priekinį lapą, tačiau neprasiskverbė pro armiją, palikdamas gilų įdubimą. Antras pataikymas buvo į dešinę vikšrą, sunaikinus kelis takelius. Malyševas sunkiai laikė mašiną kursuose, kol ji galiausiai sustojo. Įgula liko be judėjimo po priešo ugnimi viduryje atviro lauko. Avdejevas akimirksniu įvertino situaciją. Be judėjimo savaigė atviroje vietovėje po artilerijos ugnimi tai mirties nuosprendis. Aplink sprogo šaudmenys, skeveldrų garsas skambėjo ant armijos, girdėjosi sužeistų pėstininkų šauksmai. Reikėjo veikti greitai. Karys įsakė Kostinui ir Savelievui tęsti ugnį vokiečių pozicijoms, dengiant pėstininkų atsitraukimą, o pats kartu su Malyševu iššoko lauk įvertinti pažeidimus. Vikšras buvo išplėštas per 3 takelius, tačiau svarbiausia, vikšro pirštai nenukentėjo. Tai reiškė galimybę remontuoti tiesiai po ugnimi.
jei pasiseks išgyventi pakankamai ilgai. Mališevas jau traukė įrankius, kai šalia sprogo dar vienas šaudmuo. Sprogimo banga numetė mechaniką ant žemės skeveldros ir šaudė ant armijos šalia kritimo vietos. Avdejevas padėjo jam atsistoti. Sužeidimų nebuvo, tik sukrėtimas. Laiko atsigauti nebuvo. Dirbo tyliai, greitai, išmoktomis judesiais. Išmušti pažeistus vikšro pirštus, nuimti sunaikintus takelius, vėl sujungti vikšrą. Viskas tai vyko po nesibaigiančių apšaudymų, kai kiekvienas sprogimas galėjo tapti paskutiniu. Savelievas metodiniu būdu šaudė iš pabūklo, slopindamas vokiečių priešlėktuvinį pabūklą, kuris bandė įsitaikyti į nejudančią savaeigę. Kostinas greitai tiekė šaudmenis, suprasdamas, kad įgulos gyvenimas priklauso nuo to, kaip greitai jie privers priešą slėptis į apkasus. 20 minučių kančios. Būtent tiek laiko prireikė, kad atstatytų vikšrą. Avdejevas ir Mališevas vėl šoktelėjo į mašiną. Karys net nespėjo uždaryti liuko, kai mechanikas jau davė atbulinį, išvesdamas savaeigę iš pačios intensyviausios ugnies. Tik kai jie atsitraukė už žemės nelygumo, Avdejevas pajuto, kaip jo rankos pradėjo drebėti nuo patirto streso. Ataka žlugo. Pėstininkai slėpėsi krateriuose, nesugebėdami įveikti vokiečių gynybos. 3 pulko savaeigės buvo sunaikintos, dar 2 gavo rimtų pažeidimų. Su 85 mm skeveldriniais sviediniais jie įrodė savo efektyvumą prieš tankus, tačiau jie nebuvo tinkami puolimui įtvirtintoms pozicijoms. Sprogstamoji įtaka buvo nepakankama, kad sunaikintų ilgalaikės gaisrinės struktūras. Šis kartus pamoką įsisavino visame fronte. Komandavimas pradėjo kelti, kad savavaldžiai artilerijos pulkai, paremti Su-85, turėtų būti naudojami griežtai pagal paskirtį kovai su priešo tankais ir savavaldžiais ginklais, priešai priešakiniai gynybai, tačiau ne puolimo veiksmams. Pastarųjų reikėjo sunkiosios savavaldžios artilerijos su šaudmenimis 12 ar 50 mm kalibro. Įsakymai dėl pulkų naudojimo griežtai kaip dalis naikinimo priešakinių brigadų be atskirimo nuo kitų dalių pradėjo sklisti iš viršaus reguliariai. Buvo uždrausta mesti savavaldžius į pėstininkų palydą atskiromis baterijomis. Reikėjo išlaikyti pulkus kaip vieningą visumą, galinčią masiškai ugniui stabdyti priešo tankų proveržius. Kijevas buvo išlaisvintas lapkričio 6 dieną 1943 metais. Pulkas Avdejevo dalyvavo kovose miesto pakraščiuose, sunaikindamas iš viso 16 vokiečių tankų ir savavaldžių ginklų, 7 priešakinius pulsus. Nuostoliai sudarė 5 Su-85 be atgavimo ir 3, kuriems reikėjo rimto remonto. Įgulos žuvusių mašinų dalinai pavyko išgelbėti, tačiau daugelis tankistų žuvo kovose už Ukrainos sostinę. Į pakeitimus atvyko nauji žmonės, dažnai visiškai žali, niekada nematę pistoletų ginklų. Juos reikėjo mokyti tiesiai priešakinėse linijose, tarp kovų, rodyti, kaip teisingai užimti poziciją, kaip pasirinkti šaudymo sektorių, kaip laiku keisti ugnies tašką. Žiema atnešė naujų išbandymų. Puolimas tęsėsi. Raudonoji armija vežė priešą į vakarus, išlaisvindama miestą po miesto, kaimą po kaimo. Su-85 gamyba Uralmašzavode vyko pilnu tempu. Nuo rugpjūčio 1943 iki metų pabaigos buvo pagamintos kelios šimtos mašinų.
Iki 1945 metų savavaldžių skaičius kariuomenėje leido padidinti pulkų norminį skaičių nuo 16 iki 21 mašinos. Dabar pulkas turėjo 4-5 artilerijos baterijas. Baterijų komandirai ir pulko vadas gavo savo savavaldžius. Tai sustiprino valdymą ir kovinę galią dalių. Su-85 konstrukcija tęsėsi tobulinant remiantis kovos patirtimi. Iš pradžių ant kovos skyriaus stogo buvo įrengtas ištraukimo ventiliatorius, skirtas oro valymui nuo šaudmenų dujų, tačiau jis sukėlė nepatogumų naudojant stebėjimo prietaisus stogo viršuje, todėl buvo atsisakyta. Vietoj to, kad užtikrintų ventiliaciją, įgulos kiek atidarė įėjimo liuko dangtį ant galinio skydo. Prizmatiškų stebėjimo prietaisų skaičius vado padidėjo iš 1 iki 2. Bendras prietaisų skaičius išaugo iš 3 iki 5, kas pagerino matomumą. Vado šarvuotas gaubtas buvo tobulinamas, tampant patogesniu ir užtikrinančiu geresnį apžvalgą. Avdejevas gavo naują mašiną vietoj sugadintos. Įgula liko ta pati. Malyševas, Savelevas ir Kostinas jau tapo vieningu organizmu, suprantančiu vienas kitą iš pusės žodžio. Ant naujo savavaldžio jie padarė ankstesnį užrašą mirtis okupantams ir pridėjo 3 raudonas žvaigždutes ant korpuso kupolo. Tai buvo pažymėti sunaikinti vokiečių aparatai. 3 tankai įgulos sąskaitoje iki 1943 metų gruodžio pradžios. Pavasarį šis skaičius turėjo išaugti daug kartų. Saulėtas 1944 metų sausis sutiko pulką Žitomyro apylinkėse. Vokiečiai perėjo į kontrataką, mesti į kovą švieži tankų divizijos. Žvalgyba pranešė apie didelių šarvuotų kolonų judėjimą, ne mažiau kaip 30 tankų, iš kurių buvo pastebėta mažiausiai 8 panteros ir 4 tigrai. Pulko užduotis buvo aiški – užimti gynybinės pozicijas ant dominuojančios aukštumos ir bet kokia kaina sustabdyti priešo proveržį. Nuo to priklausė viso fronto ruožo likimas. Jeigu vokiečiai prasiveržtų čia, jie patektų į 2 šaulių divizijų užnugarį. Avdejevas pasirinko poziciją už akmeninės sienos pusiau sugriauto dvaro. Iš čia atsivėrė puikus vaizdas į kelią, kuriuo turėjo judėti vokiečių kolona. Atstumas iki kelio sudarė apie 800 metrų. Ideali distancija 82 mm artilerijos pabūklui. Dešinėje ir kairėje užėmė pozicijas dar 3 savaigiai pabūklai. Kiti pulko aparatai išsiklojo palei aukštumą, kurdami ešelonuotą gynybą. Pulko vadas majoras Krovcovas asmeniškai apvažiavo pozicijas, tikrindamas kiekvieno įgulos pasirengimą. Jis buvo senas tankistas, kovojęs dar Ispanijoje, žinojęs kiekvienos minutės vertę ruošiantis mūšiui. Laukti nereikėjo ilgai. Apie vidurdienį horizonte pasirodė dulkės. Vokiečių kolona judėjo greitai, nesitikėdama rimto pasipriešinimo šioje vietoje. Priekyje važiavo 2 tigrai, už jų vidutiniai tankai ir savaigiai pabūklai. Avdejevas įsakė įgulai pasiruošti, bet ugnies neatidaryti iki vado komandos. Pasalų taktika reikalavo kantrybės. Reikėjo priartinti priešininką kuo arčiau, kad pirmas šūvis būtų kuo efektyvesnis. 700 metrų, 600, 500. Priekiniai tigrai artėjo. Jų 82 mm pabūklai atrodė grėsmingai net iš tolo. 450 metrų skambėjo komanda. 21 savaigė pabūklas atidėjo ugnį beveik vienu metu.
Sprogimo garsas buvo įspūdingas. Pirmasis tigras pasisuko, gavęs smūgį iš 3,85. Šarvai atlaikė priekinę ataką, bet vienas sviedinys pataikė į važiavimo dalį, nutraukdamas vikšrą. Tankas sustojo, užtverdama kelią kitiems. Antrasis tigras bandė apvažiuoti, bet gavo smūgį į šoną iš Avdejevo savaeigio pabūklo. Savelevas dirbo tiksliai, kaip laikrodžio mechanizmas. Sviedinys pramušė šarvus ir iš tanko ėmė veržtis dūmai. Vokiečių kolona sutriko. Vairuotojai bandė pasukti mašinas, rasti priedangą, bet kelias buvo siauras, apsuptas pelkėtos teritorijos. Kostinas krovė sviedinį po sviedinio tokia greita, kad pabūklo vamzdis pradėjo kaitti. 6 šūviai per minutę, maksimalus su 85 šaudymo greitis ir įkrovėjas dirbo iki galimų ribų. Savelevas metodiniu būdu perkelinėjo ugnį iš tikslo į tikslą. Pantera bandė įšokti į kalvą dešinėje, bet gavo smūgį į variklį ir užsidegė. Vidutinis šarvas pasisuko, bandydamas pasitraukti atgal, bet pateko į duobę ir užstrigo. Vokiečių tankistai pradėjo palikti mašinas, skubėdami į visas pusės po sovietų pėstininkų kulkų ugnimi, įsitvirtinusių flankuose. Kova truko apie 40 minučių. Kai šaudimas aprimšo, kelyje degė 18 vokiečių tankų ir savaeigių pabūklų. Kiti atsitraukė, nesugebėdami prasiskverbti pro gynybą. Pulkas prarado 2 savaeiges. Viena gavo tiesioginį pataikymą į kovinę skyrių iš 88 mm kalibro tigro sviedinio. Įgula žuvo akimirksniu. Antroji buvo pažeista važiuoklėje ir reikėjo remonto. Ant savaeigės Avdejevo pabūklo vamzdžio pasirodė dar viena raudona žvaigždutė Pantera. Įgulos sąskaita augo. Tačiau vadovybė suprato, kad su 85 pradeda susidurti su savo galimybių ribomis. Priverstinio mūšio dideliuose atstumuose, nuo 1,5 km ir daugiau, frontinė apsauga ir savaeigės ugnies galia pasirodė nepakankamos. Vokiečių tigrai ir ypač Panteros galėjo smogti su 85 iš atstumų, kuriuose atsakomoji ugnis iš sovietinių savaeigių buvo neveiksminga. Apsaugos gebėjimai 85 mm sviedinio šaudant didesniu nei 1,5 km atstumu kritiškai krito. Reikėjo galingesnio ginklo. Uralmašzavode buvo pagamintas bandomasis su 85 pavyzdys su modifikuotu J5C85BM pabūklu, užtikrinančiu sviedinio pradinę greitį 900 m per sekundę vietoj 790. Tai padidino apsaugos gebėjimus maždaug 15 procentų. Tačiau bandymai parodė, kad patobulinimas buvo nepakankamas. Buvo svarstomi didesnio kalibro ginklų 122 mm A19 pabūklo arba 152 mm D15 haubicos montavimo variantai. Skaičiavimai rodė, kad apsaugos gebėjimai padidės 28–30 procentų. Tačiau mašinos masė kritiškai augo, manevringumas krito. Iš šių projektų buvo atsisakyta, sutelkiant dėmesį į visiškai naujos mašinos su 100 kūrimą, kuri turėjo gauti 100 mm pabūklą. Tačiau iki naujos savaeigės pasirodymo buvo dar toli, o kovoti reikėjo su tuo, kas buvo. Vasario-kovo mėnesiai atnešė nuolatinį mūšį. Pavasario purvas pavertė kelius nepravažiuojamų purvo košė. 500 mm pločio su 85 vikšrai užtikrino priimtiną pravažumą, tačiau judėti buvo sunku.
Mechanikai vairuotojai išmoko jausti mašiną, suprasti, kada galima įveikti sušalusią vietą, o kada geriau aplenkti. Mališevas pulke garsėjo kaip vienas iš geriausių. Jo savaigė nė karto neįstrigo, nors kitos įgulos reguliariai reikalaudavo traktorinės pagalbos. 1244 metai užklupo pulką vakarų Ukrainoje. Ofensyva tęsėsi. Vokiečiai atsitraukė su kovomis, kabindamiesi už kiekvieno gyvenamojo taško. Avdejevas iki šio laiko tapo baterijos vadu. Jis buvo paaukštintas po to, kai ankstesnis komisaras žuvo tiesioginio pataikymo metu. Dabar po jo komanda buvo 5/85 ir atsakomybė išaugo daugybę kartų. Reikėjo ne tik valdyti savo įgulą, bet ir koordinuoti kitų mašinų veiksmus, pasirinkti mūšio taktiką, priimti sprendimus, nuo kurių priklausė 20 žmonių gyvybės. Kovinis savaigės naudojimas iki šio momento buvo išdirbtas iki smulkmenų. Įgulos išmoko užtikrinti amunicijos tiekimą ir perkrovimą tiesiai mūšio lauke, nors dažniau su 85 išeidavo iš kovos papildyti amunicijos komplektą. 14 unitarinių šūvių buvo iššaudyta greitai intensyviame mūšyje. Tam, kad sunaikintų priešų tankų kuopą, buvo sunaudota praktiškai visa amunicija. Įkrovėjams teko nešti sunkius sviedinius, kurių kiekvienas sveria apie 20 kg, dirbant iki išsekimo. Kostinas per karo mėnesius numetė 15 kg. Jo rankų venos tapo kaip plieniniai lynai dėl nuolatinės fizinės apkrovos. Teritorijoje prie Ternopolio Avdejevo baterija gavo užduotį paremti pėstininkų pulko ataką į įtvirtintą kaimą. Vokiečiai pavertė gyvenvietę tikrą tvirtovę - apkasai, vieliniai barjerai, minų laukai, bunkerių kompleksai pakraščiuose. Žvalgyba pranešė apie priešų tankų nebuvimą. Tik tai pėstininkai su prieštankiniais ginklais. Atrodė, kad tai ideali užduotis savaeigėms - numalšinti ugnies taškus, užtikrinti pėstininkų judėjimą. Tačiau Avdejevas prisiminė pamoką po Kijevų, kai su 85 bandė šturmuoti įtvirtinimus ir patyrė didelių nuostolių. Jis pasiūlė kitokią taktiką. Savaeigės nesiverš į tiesioginę ataką, o užims pozicijas šonuose, užtikrindamos ugnies paramą iš 600 iki 800 metrų atstumo. Šrapnelių granatos OF-365K su pradiniu greičiu 785 metrus per sekundę galėjo efektyviai sunaikinti atvirai išsidėšiusią gyvąją jėgą ir lengvas užtvaras. Tam, kad sunaikintų bunkerius, reikės iškviesti pulko artileriją su 122 mm haubikomis. Pulko vadas sutiko su planu ir ryte prasidėjo operacija. 5 savaeigės baterijos užėmė pozicijas ant kalvos kairėje nuo kaimo. Iš čia gerai matėsi vokiečių apkasai ir tranšėjos. Avdejevas davė komandą atidaryti nuoseklų ugnį šrapnelių sviediniais į priešų pėstininkų susitelkimus. Granatų sprogimai užgriuvo vokiečių pozicijas vieną po kitos. Šrapneliai niokojo viską gyvą 10–15 metrų spinduliu nuo sprogimo vietos. Vokiečiai guli tranšėjose, tačiau sovietų pėstininkai jau kėlėsi į ataką, naudodamiesi priešų slopinimu. Kai šauliai priartėjo prie kaimo pakraščio, savaeigės perkėlė ugnį į gyvenvietės centrą, neleisdamos vokiečiams pasitelkti rezervų. Kova dėl kaimo truko 3 valandas. Avdejevo baterija iššvaistė praktiškai visą šrapnelių sviedinių amuniciją, tačiau užduotį įvykdė. Pėstininkai užėmė gyvenvietę su minimaliu nuostoliu.
Nei viena savaigė nebuvo prarasta ar sugadinta. Tai buvo teisingas su 85 taikymo būdas. Neiti po priešų prieštankinių ginklų ugnimi, o išnaudoti šaudymo nuotolį ir šrapnelių sviedinių galę pėstininkų paramai iš saugaus atstumo. Tačiau karas nuolat metė situacijas, kai teko veikti ne pagal taisyklės. Po savaitės baterija pateko į spąstus. Judėdamos miško keliu žygiavimo kolonoje, savaigės netikėtai pateko po vokiečių prieštankinių ginklų ugnimi, paslėptų miško juostoje. Pirmas aparatas gavo smūgį į šoną ir užsidegė. Įgula spėjo iššokti. Kelias pasirodė užblokuotas. Atitraukti nebuvo, kur iš paskos ėjo kitos pulko dalys. Avdejevas akimirksniu įvertino situaciją ir priėmė sprendimą pulti. Savaigės apsisuko tiesiai kelyje ir pajudėjo į šūvių žybsnius. Mažylis vairavo mašiną maksimalia greitimi per sudėtingą teritoriją. Savelevas šaudė judėdamas, bandydamas sunaikinti vokiečių artileriją. Tai buvo desperatiškas puolimas, pažeidžiantis visas saugumo naudojimo instrukcijas. Bet kito pasirinkimo nebuvo. 85 mm sviediniai sprogo miško juostoje, laužydami medžius ir mėtydami šrapnelius. Viena priešlėktuvinė artilerija buvo sunaikinta tiesioginiu smūgiu. Antrojo skaičiavimas bėgo, palikdamas patranką. Baterija prasiveržė per pasalą, prarado vieną mašiną, bet išgelbėjo likusią pulko koloną nuo sunaikinimo. Už šį mūšį Avdejevas buvo pasiūlytas Ordino Tėvynės karo 2 klasės apdovanojimui. Apdovanojimo lapą pasirašė pats pulko vadas majoras Krarovcovas, pastebėjęs jauno baterijos vado ryžtą ir iniciatyvą. Tačiau Avdejevas žinojo, kad jiems tiesiog pasisekė. Jei vokiečių artilerijos būtų buvę daugiau arba jos būtų buvusios geresnėse pozicijose, baterija galėjo būti visiškai sunaikinta. Su 85 nebuvo skirti tiesioginiams puolimams. Jų jėga buvo manevre, netikėtume, tiksliame šaudyme iš palankių pozicijų. Gegužė atnešė naujieną apie naujų BR 360 SP kalibrinių sviedinių pasirodymą. Šie šaudmenys turėjo žymiai didesnį pradžios greitį ir pramušamumą mažose ir vidutinėse distancijose. Tiesa, jų efektyvumas smarkiai krito didesnėse nei 1000 metrų distancijose, bet artimame mūšyje kalibriniai sviediniai galėjo pramušti praktiškai bet kokią armiją. Įgulos gavo po 10 tokių šūvių mašinai su nurodymu naudoti juos tik prieš priešo sunkiuosius tankus iki 800 metrų distancijoje. Vasarą 1944 metais prasidėjo operacija Bagration. Didžiulis puolimas dėl Baltarusijos išlaisvinimo. Pulkas gavo papildymą naujomis savarankiškomis mašinomis. Dalis senų Su-85 buvo pakeista modernesniais variantais su patobulintomis stebėjimo priemonėmis. Avdejevui buvo grąžinta jo senoji mašina po kapitalinio remonto. Mechanikai pakeitė nusidėvėjusi variklį, perėjo važiuoklę, įdėjo naujas vikšrus. Įgula vėl buvo susirinkusi ir ant tanko jau buvo 7 raudonos žvaigždutės. 7 patvirtintos pergalės prieš vokiečių tankus per 8 karo mėnesius. Puolimas vystėsi sparčiai. Vokiečių armijos grupė Centras drebėjo po raudonosios armijos smūgių. Priešo gynyba griuvo sektorius po sektoriaus. Savarankiškos artilerijos pulkai veikė puolimo tankų daliniuose, naikindami pralaužusias vokiečių tankų grupės, kurios bandė sustabdyti sovietų puolimą.
Vitebsko rajone Avdejevo baterija susidūrė su visa Panterų kuopa, saugančia vokiečių pėstininkų divizijos pasitraukimą. Mūšis užsimezgė atviroje teritorijoje tarp laukų ir retų miškelių. Vokiečiai turėjo pranašumą efektyvios ugnies nuotolyje. Jų 75 mm KVK-42 artilerija galėjo smogti su 85 iš atstumo, kuriame sovietų savarankiškų mašinų atsakas buvo mažai efektyvus. Avdejevas įsakė baterijai išsiskirstyti ir pasinaudoti reljefų slaptam priartėjimui. Strategija buvo išvystyta per mėnesius kovų, judėti greitai, trumpais šuoliais, naudoti bet kokį prieglobstį, neleisti priešininkui nustatyti pozicijos. Mališevas vairavo savaeigį pabūklą maksimaliu greičiu, judėdamas iš vienos daubos į kitą. Vokiečių sviediniai sprogo šalia, bet nepataikė. Nuolatinis judėjimas išgelbėjo gyvybę. Avdejevas koordinavo kitų baterijos mašinų veiksmus per radijo stotį 9A, sumontuotą ant vado su 85. Trumpi įsakymai be bereikalingų žodžių. Įgulos suprato iš pusės žodžio. 3 savaigiai pabūklai įsiveržė iš kairės, 2 iš dešinės, sukurdami grėsmę vokiečių tankų flangui. Panteros bandė apsisukti, uždengti flangus, bet tai pažeidė jų kovinį išsidėstymą. Atstumas sumažėjo iki 700 metrų. Avdejevas davė įsakymą atidaryti ugnį su prieštankiniais sviediniais. Savelevas užfiksavo artimiausią panterą, pasukusią į juos dešiniuoju šonu, maždaug 45 laipsnių kampu. Šūvis. Prieštankinis sviedinys tokioje distancijoje patikimai prasiskverbė per vokiečių tanko armuotę. Pantera uždūmojo ir sustojo. Kostinas jau įdėjo antrą prieštankinį sviedinį. Šie amunicijos buvo skaičiuojami, naudojami tik kritinėse situacijose. Antroji Pantera bandė apsisukti vietoje, bet gavo pataikymą iš kito baterijos savaeigio pabūklo ir užsidegė. Vokiečių tankistai suprato, kad pateko į spąstus. 3 Panteros buvo sunaikintos per pirmas 2 minutės kovos. Likusios pradėjo trauktis, slėpdamosi už dūmų uždangų. Avdejevo baterija sekė jas, šaudydama judėdama. Tai buvo pavojinga. Šaudimas judant mažino tikslumą, bet neleido priešininkui atsiplėšti ir užimti palankės pozicijas. Dar 2 Panteros gavo pataikymą ir liko mūšio lauke. Likusioms pavyko pabėgti už miško linijos ir pasislėpti. Pergalė kainavo brangiai. Vienas baterijos savaeigis gavo pataikymą į šoną iš 75 mm sviedinio Panteros ir sudegė kartu su įgula. Mašinos vadas leitenantas Belejevas buvo iš senų Avdejevo bendražygių. Jie kartu mokėsi tankų mokykloje, kartu atvyko į frontą. Draugo praradimas buvo sunkiai išgyvenamas, tačiau laiko gedėti nebuvo. Priešakyje laukė ilgas kelias į vakarus ir kiekviena diena atnešdavo naujas kovas. Birželio viduryje buvo pranešta, kad Uralmažzavode ruošiamasi gaminti naują savaeigį S-100 su 100 mm artilerija. Naujos mašinos šarvų pramušamumas turėjo viršyti su 85 procentus trečdaliu, kas leistų patikimai sunaikinti bet kokius vokiečių tankus iki 2 km atstumu. Su 85 gamyba turėjo būti nutraukta rudenį. Visos gamyklos galimybės buvo perkelti į naują modelį. Įgulos šią naujieną priėmė skirtingai. Vieni džiaugiasi stipresnio ginklo atsiradimu, kiti gailėjosi, kad reikės atsisveikinti su pažįstamomis mašinomis, su kuriomis kovojo mėnesiais.
Avdejevas su 85 mašinai jautė pagarbą. Mašina buvo patikima, paprasta priežiūroje, pakankamai manevringa. 500 arklio galių V234 variklis praktiškai nesugedęs net intensyvaus naudojimo metu. Važiuojamoji dalis su 5 atraminiais ratais šone atlaikė itin sunkius eksploatacijos sąlygas – purvą, smėlį, akmenis. Keturratės vikšrai, kurių plotis 500 mm, užtikrino pravažumą lygų 34 tankui. Perduota transmisija iš vidutinio tanko veikė patikimai. Vienintelė rimta problema buvo mažas šaudmenų kiekis, sudarantis 48 šūvius ir sudėtingumas papildyti jį mūšio sąlygomis. Liepą užklupo pulką Lenkijoje. Rytų šalies vaivadijų išlaisvinimas vyko su kintamu sėkmingumu. Vokiečiai perkėlė čia šviežias tankų divizijas, bandydami stabilizuoti frontą. Lublino apylinkėse įsiplieskė aršūs tankų mūšiai. Savarankiškos artilerijos pulkai veikė kaip dalis naikintuvų prieštankinių brigadų, atremdami vokiečių tankų grupių kontrataką. Būtent čia su 85 taikymo taktika buvo tobulinama iki tobulumo. Priešas buvo priartinamas iki maždaug 500 metrų, po to iš anksto paruoštų pasalų pozicijų jis buvo uždengiamas staigių masinių savarankiškų artilerijos ugnimi, palaikant lauko artileriją. Vokiečių tankistai nespėdavo išsiskleisti ir atidaryti atsakomosios ugnies, kaip jau prarado pirmuosius tankus. Atakuojančių gretose buvo jaučiamas sumišimas. Vadai bandė pertvarkyti kovos tvarką, tačiau tai tik didino nuostolius. Po trečiosios atakuojančios grupės sunaikinimo vokiečiai paprastai traukėsi, palikdami degančius tankus mūšio lauke. Po Lublino Avdejevo baterija per vieną mūšių dieną sunaikino 9 vokiečių tankus ir 2 savarankiškas artilerijos sistemas, nepraradusi nei vieno tanko. Pasalos mūšio taktika visiškai pasiteisino. Svarbiausia buvo kantrybė palaukti, kol priešas maksimaliai priartės, o tada užgriūti jį intensyvių ugnies srautų iš kelių krypčių vienu metu. Koordinacija tarp baterijos įgulos pasiekė tokį lygį, kad Avdejevui užteko vienos trumpa komandos radijo ryšių, kad visos 5 savarankiškos artilerijos veiktų kaip vienas mechanizmas. Savejevas per mėnesius mūšio tapo savo srities meistru. Šaudimo taikiklis galėjo pataikyti į judančią taikinį 800 metrų atstumu iš pirmo šūvio, kas 85 mm pabūklui buvo laikoma aukščiausiu meistriškumu. Su 85 taikymo įranga nesiskyrė ypatingų tobulumų. Panoraminis taikiklis reikalavo tam tikro įgūdžio naudojime. Teleskopinis taikiklis suteikė ribotą matymo lauką, tačiau patirtis ir intuicija kompensavo techninius apribojimus. Savejevas išmoko intuityviai jausti sviedinio skrydžio trajektoriją, atsižvelgti į vėją, taikinio judėjimą, reljefo ypatumus. Kostinas tapo įkrovimo mašina. Vienas šūvis, sveriantis apie 20 kg, į pabūklą skrido tokia greitimi, kad Avdejevo baterijos šaudimo tempas viršijo vidutinius pulko rodiklius. 7 šūviai per minutę vietoje standartinių 6 ar 7. Skirtumas atrodo nedidelis, tačiau mūšyje ta papildoma sekundė šūviui galėjo išgelbėti gyvybę. Įkrovėjas dirbo suspaustomis sąlygomis kovos skyriuje, kur kiekvienas judesys turėjo būti tikslus ir apgalvotas. Įkrovimo klaida galėjo sukelti užstrigimą, o tai reikštų kovos mašinos neveiklumą pačiame kritinėme momente. Mališevas liko geriausių mechanikų vairuotojų pulke. Jo vietovės jausmas buvo nuostabus.
Jis gali pervesti savaeigę per tokią vienišą teritoriją, kur kiti užstrigdavo beviltiškai. Mašinos pažinimas iki paskutinio varžto leido jam išgauti iš 500 galingo dizelinio variklio maksimumą. Kovoje būtent nuo mechaniko vairuotojo priklausė, ar savaeigė spės užimti palankę poziciją, ar sugebės laiku išeiti iš ugnies, ar praeis per pavojingą ruožą. Mališevas meistriškai valdė pavarų dėžę, jautė tankų vikšrų sukibimą su dirvožemiu, galėjo judėdamas nustatyti pakabos būklę. Rugpjūtis atnešė žinią apie gamybos pabaigą 85 Uralmaš zavode. Nuo rugpjūčio 1943 iki 1944 buvo pagaminta apie 2500 mašinų. Dabar visos gamykloje veiklos buvo perjungtos į 89 su galingesne 100 mm D10S artilerija. Nauja savaeigė turėjo tapti tobulų sovietinių serijinių tankų naikinimo aparatu Antrojo pasaulinio karo. Tačiau iki masinio 85 įsakymo pateikimo kariuomeniai liko dar kelios mėnesių ir teko kovoti su 85. Pulkas buvo perkeliamas į Rumuniją, kur vystėsi Jaškos Kišiniovo operacija. Vokiečių rumunų grupuotė pateko į apsupdą, o sovietų kariuomenės užduotis buvo neleisti priešininkui prasiveržti. Savaeigės artilerijos pulkai užėmė pozicijas pagrindinėse galimose priešpriešos kryptyse. Žvalgyba pranešė apie didelių tankų jėgų koncentraciją, besiruošiančių desperatiškai pabėgti iš Katilo. Laukėme sunkaus mūšio. Prasiveržimas prasidėjo auštant 24 rugpjūčio. Vokiečiai metė į ataką viską, kas jiems liko. Apie 10 tankų įvairių tipų, nuo pasenusių čekoslovakiškų 38 iki naujausių panterų. Beviltiškumas suteikė priešininkui jėgų. Vokiečių tankistai suprato, kad tai paskutinė galimybė išsigelbėti. Kolona judėjo tik vienintelę kelio dalimi, nekreipdama dėmesio į nuostolius, tiesiog bandydama prasiveržti jėga. Pulkas užėmė pozicijas ant kalvų abiejose kelio pusėse. Avdejevo baterija buvo kairiajame flange, turėdama užduotį apsaugoti pietų sektorių. Kai pirmieji vokiečių tankai pasirodė matomumo zonoje, pulko vadas majoras Krovcovas davė įsakymą priartinti koloną iki 400 metrų. Tai buvo baisus susilaikymas. Matyti, kaip dešimtys priešo tankų artėja ir nesuvaldyti ugnies. Kiekviena sekundė atrodė kaip amžinybė. 350 metrų. 300–250. Komanda nuskambėjo, kai pirmasis tankas buvo 250 metrų atstumu nuo pozicijos. 21 savaeigė su 5 atidarė ugnį vienu metu. Prie savaigių salvių prisijungė lauko artilerija. 122 mm ir 152 mm pradėjo niokoti koloną. Tai buvo pragaras. Vokiečių tankai degė vienas po kito. Kelias tapo tankų kapinėmis. Įgulos bandė pasukti mašinas, išeiti iš kelio, tačiau šonuose buvo pelkės ir grioviai. Užstrigę tankai tapdavo lengvų grobių sovietų artileristams. Avdejevas metodiniu būdu vadovavo baterijos ugniai. Kiekviena savaeigė gavo savo tikslą. Nebuvo dubliavimo. Kiekvienas šūvis turėjo būti skaičiuojamas. Mūšio komplektas sudarytas iš 48 sviedinių greitai išseko, o papildyti jį mūšio įkarštyje buvo neįmanoma. Savelijevas šaudė išmatuotai, be skubėjimo, pasirinkdamas pavojingiausius taikinius.
Panzer bandė išslinkti iš kolonos ir apeiti sovietų pozicijas kairėje. 3 sviediniai iš Avdejevo baterijos sustabdė ją. Vidutinis tankas pasuko bokštą link kalvos, kur stovėjo savaigiai. Savelijevas jį aplenkė. Priešlėktuvinis sviedinys pramušė bokšto priekinę armorą. Mūšis truko apie 2 valandas. Kai šaudimas nutilo, kelyje ir aplink jį dūmavo 37 vokiečių tankų ir savaigių pabūklų liekanos. Prasiveržimas buvo sutrukdytas. Kolonos likučiai pasuko ir atsitraukė atgal į Katilą, kur po 2 dienų vokiečių rumunų grupuotė kapituliavo. Pulkas prarado 4 savaigės. Tarp jų nebuvo Avdejevo mašinos. Jo baterija patyrė lengvus pažeidimus. Ant Su-85 atsirado dar 3 raudonos žvaigždutės. Įgulos sąskaita perkopė 10 patvirtintų pergalių. Už šią kovą baterijos vadas vyresnysis leitenantas Avdejevas gavo Raudonojo vėliavos ordiną. Apdovanojimą įteikė brigados vadas pulkininkas Nesterovas, pažymėjęs jauno karininko drąsą ir profesionalumą. Avdejevui buvo tik 23 metai, tačiau už nugaros jau buvo daugiau nei metai nepaliaujamų kovų, 100 kilometrų nueitų kelių nuo Dniepro iki Rumunijos. Žiluma pradėjo prasišviesti plaukuose. Raukšlės susiformavo aplink akis. Karas greitai senino. Iš pradinės įgulos sudėties liko visi 4, kas savaime buvo retenybė. Daugelis savaigių keitė įgulas po 2-3 kartus, patirdami nuostolius mūšiuose. Laimė, suderintumas, profesionalumas. Visa tai kartu leido išgyventi. 12 014 metų ruduo užtiko pulką Vengrijoje. Ataka į Budapeštą vystėsi su kintančiu sėkme. Vokiečiai ir vengrai atkakliai priešinosi, mėgindami kontratakas su šviežiais rezervais. Šiuo metu pulke pradėjo pasirodyti pirmieji Su-100, tačiau pagrindą vis dar sudarė Su-85. Avdejevas gavo pasiūlymą persėsti į naują mašiną su 100 mm pabūklu, bet atsisakė. Jo įgula buvo susijusi su savo savaigė, žinojo kiekvieną jos ypatybę, kiekvieną girgždėjimą ir garsą. Keisti kovinę mašiną mūšio įkarštyje atrodė neteisinga. Su-85 gamyba oficialiai baigėsi 1094 metų spalį, tačiau mašinos toliau kovojo visuose frontuose. Metų pabaigoje Raudonojoje armijoje buvo 177 savaigiai artilerijos pulkai, iš kurių 81 buvo ginkluotas vidutiniais SO Su-85 ir Su-100. Tai buvo reikšminga jėga, galinti sustabdyti bet kokį priešo tankų prasiveržimą. Be Raudonosios armijos Su-85 buvo ginkluoti Lenkijos ir Čekoslovakijos pajėgų, kovojusių Sovietų Sąjungos ir Vokietijos fronte. Net vokiečiai naudojo trofėjinius savaigius pavadinimu Jagdpanzer 85, nors nedideliais kiekiais. Žiema atnešė paskutinę didelę vokiečių ataką rytų fronte, operaciją Balatono ežero apylinkėse. 6 SS tankų armija, aprūpinta naujausiais karališkais Tigrų ir Panterų modeliais, turėjo prasiveržti per sovietų gynybą ir atstumti Raudonąją armiją nuo Vengrijos naftos telkinių. Vokiečiai čia subūrė paskutinius rezervus. Elitinės divizijos geriausių tankininkų. Tai buvo desperatiška bandymas pakeisti karo eigą, pasmerktas nesėkmiai, bet pavojingas savo apimtimis. Avdejevo pulkas užėmė gynybą viename iš svarbiausių krypties. Baterija gavo fronto ruožą, kurio ilgis buvo apie 2 km,
kurį reikėjo išlaikyti bet kokią kainą. Žvalgyba pranešė apie didelių priešo tankų jėgų sutelkimą ne mažiau kaip 150 mašinų, iš kurių buvo pastebėti apie 20 karališkų tigrų. Šie monstrai, sveriantys 70 tonų, ginkluoti 88 mm KVK 43 pabūklais, buvo praktiškai nepažeidžiami prieš 55 mm sviedinius su 85 iš priekio. Sovietinių savaigių artilerijos ginkluotės perforavimo gebėjimai buvo nepakankami, kad pralaužtų 180 mm storio priešo šarvus. Avdejevas suprato, kad tiesioginis susidūrimas su karališkais tigrais baigsis baterijos sunaikinimu. Reikėjo gudrumo, vietovės išnaudojimo, netikėtumo. Jis įsakė paruošti kelias gynybinės linijas, įrengti atsarginės ugnies pozicijas, išvalyti atsitraukimo kelius. Taktika turėjo būti grindžiama manevru, suteikti salvę, greitai pakeisti poziciją, neleisti priešininkui sužinoti, kur yra jų vieta, smogti į šonus ir galinę dalį sunkiųjų tankų, kur jų šarvai buvo pažeidžiami prieš 90 mm sviedinius. Puolimas prasidėjo 6 kovo dieną 1945 metų. Masinė artilerijos paruošimo ugnis užgriuvo sovietų pozicijas. Tada į puolimą žengė vokiečių tankai. Būtų tankų kolonos judėjo į priekį plačių frontų, sutraiškydamos pirmąją gynybos liniją. Avdejevas įsakė praleisti pirmasias mašinas, neatidarant ugnies. Tai reikalavo plieninių nervų, matyti, kaip karališki tigrai praeina per kelis šimtus metrų ir nesušaudyti. Tačiau užduotis buvo praleisti sunkiuosius tankus ir smogti vidutinėms mašinoms bei panteroms, einančioms už jų. Kai šaudymo zonoje pasirodė vidutiniai tankai, baterija atidarė ugnį. Šūviai nuskambėjo beveik vienu metu. 5 taikiniai gavo pataikymą per pirmąsias sekundės. Vokiečių kolona suklupo. Komandai bandė nustatyti, iš kur šaudoma. Tačiau Avdejevo savaigiai artilerijos ginklai jau keitė pozicijas, atsitraukdami į iš anksto paruoštas gynybinės linijas. Antroji salvė nuskambėjo iš naujos vietos. Dar 4 vokiečių tankai liko mūšio lauke. Karališkieji tigrai apsisuko, bandydami atrasti sovietų savaigės artilerijos priemonės, tačiau pamatė tik tuščias pozicijas. Tai tęsėsi visą dieną. Avdejevo baterija judėjo nuo linijos prie linijos, smogdama vokiečių puolimo flangams ir užnugariui. Mališevas vairavo savaigę artileriją su tokia virtuozinė technika, kad mašiną atrodė neįmanoma pagauti. Savejevas šaudė greitai ir tiksliai. Kiekvienas sviedinys rado savo taikinį. Kostinas krovė iki fizinių galimybių ribos, visas šlapęs nuo prakaito, nepaisant kovo šalčio. Vakarui artėjant, baterijos sąskaitoje buvo 13 nuniokotų vokiečių tankų. Net viena savaigė artilerija nebuvo prarasta. Kitą dieną vokiečių puolimas atsinaujino su nauja jėga. 6 SS tankų armija metė į kovą visus rezervus, stengdamasi bet kokią kainą pralaužti gynybą. 120 savaigė artilerijos pulkas, kuriame kovojo Avdejevas, gavo užduotį bendradarbiaudamas su 103 pėstininkų divizija ne tik atremti smūgį, bet ir kontratakuoti, atstumti įsiskverbusius vokiečių dalinius. Baterija iš 1285. Visi pulko pajėgumai šiuo metu prarado beveik pusę mašinų. Ji turėjo tapti kontratakos smaigaliu. Avdejevas suprato, kad tai bus labai sunki kova.
Vokiečiai įsitvirtino užimtoje pozicijoje, pastatė priešlėktuvinį patranką, užkasė tankus iki bokšto, paversdami juos nejudančiomis ugnies pozicijomis. Atakuoti tokią gynybą iš priešakų reikštų tikrai žūti. Jis pasiūlė pulko vadui apėjimo manevrą. Baterija turėjo slapta išsikelti per miško masyvą ir smogti vokiečių pozicijų šonui, tuo tarpu likusios pulko pajėgos ir pėstininkai atakuos iš priekio, sulaikydami priešininką. Naktį savaeigės artilerijos išsikėlė į pradinius pozicijas. Mališevas vairavo mašiną be šviesos, orientuodamasis tik pagal žvaigždes ir kompasą. Miškas buvo tankus. Reikėjo tiesiog prasiskverbti tarp medžių, tačiau tai užtikrino slaptumą. Prieš aušrą baterija užėmė pozicijas ant kalvos, dominuojančios virš vokiečių įtvirtinimų iš šono. Iš čia gerai matėsi priešo tankai, priešlėktuvinė patranka, pėstininkų gausa. Atstumas sudarė apie 600 metrų. Optimalus atstumas 82 mm patrankai. Ataka prasidėjo aušroje. Sovietų pėstininkai pakilo į puolimą ir vokiečiai susikoncentravo visą dėmesį į frontinį kryptį. Šiuo momentu Avdejevo baterija atidarė ugnį. Pirmieji šūviai užklupo priešininką netikėtai. 3 priešlėktuvinės patrankos buvo sunaikintos per pirmąją kovos minutę. Užkastas iki bokšto tankas gavo smūgį į bokšto šoną ir užsidegė. Vokiečių gynyba suklupo. Pėstininkai pradėjo trauktis iš įtvirtinimų. Tankai bandė apsisukti, tačiau pateko po sovietinių savaeigės ugnimi. Savejevas dirbo kaip automatas. Tikslas – šūvis. Tikslas – šūvis. Kostinas tiekė sviedinius tokiu greičiu, kad atrodė, jog jis nesuspėja kvėpuoti tarp šūvių. Avdejevas koordinavo baterijos ugnį, paskirstydamas tikslus tarp savaeigės, neleisdamas dublikuoti pastangų. Baterijos komplektas sparčiai mažėjo. 14 sviedinių per mašiną tai tik 7 ar 8 minutės nuolatinio šaudymo didžiausiu tempu. Reikėjo, kad kiekvienas šūvis būtų efektyvus. Netikėtai pasirodė karališkasis Tigro tankas. Žvėriška mašina pasuko bokštą kalno link, kur stovėjo savaeigės. Avdejevas suprato, kad šio monstriško tanko priekinė armorija neatsilaikys prieš 85 mm sviedinį. Reikėjo priversti tanką pasukti šoną. Jis įsakė Mališevui staigiai pakeisti poziciją, išvažiuojant į dešinę. Karališkasis Tigro pradėjo sukti bokštą paskui, bet būtent to ir reikėjo. Kita savaeigė baterijos mašina iš kairiojo flango gavo galimybę šauti į sunkaus tanko šoną su kalibru sviediniu. Ankstyvasis. Antrų šūvių Avdejevo mašina užbaigė tanką, pataikydama sviediniu į variklio skyrių. Vokiečių gynyba subyrėjo. Sovietų pėstininkai įsiveržė į priešo pozicijas, užbaigdami pralaimėjimą. Iki vidudienio įsiskverbę vokiečių daliniai buvo atstumti 1,5 kilometro atgal. Baterija sunaikino 23 tankus, savaeigės ginklus ir priešlėktuvinės patrankas, išnaudodama praktiškai visą municiją. Nuostoliai sudarė vieną savaeigę, kurios įgula spėjo palikti degančią mašiną. Tai buvo pergalė, įrodžiusi, kad net ir senstantys su 85 įgudusių rankų dėka išliko mirtinai pavojingų ginklų. Už šį mūšį Avdejevas gavo Aleksandro Nevsko ordiną, o jo įgula buvo pristatyta valstybiniams apdovanojimams. Mališevas, Savelevas ir Kostinas gavo Raudonosios žvaigždės ordinus.
Įgulos pergalių skaičius viršijo 20 patvirtintų sunaikintų vokiečių tankų ir savaeigių ginklų. Ant Su-85 puikavosi 22 raudonos žvaigždutės. Kiekviena simbolizavo nugalėtą priešo mašiną. Savaeigė tapo pulko legenda. Apie ją pasakojo kitose dalyse. Jauni įgulos mokėsi iš Avdejevo patirties. Puolimas prie Balatono ežero susidūrė su nesėkme. 6 SS tankų armija prarado daugiau nei pusę technikos ir buvo atstumta į pradinius taškus. Tai buvo paskutinė didelė vokiečių puolimo operacija rytų fronte. Toliau sekė tik atsitraukimas į Berlyną. Pulkas judėjo į vakarus, išlaisvindamas austrų miestus, dalydamasis mūšiuose už Vieną. Su-85 tęsė kovą, nors juos pamažu pakeitė galingesnis Su-100. Iki karo pabaigos santykis pulkuose sudarė maždaug 1:1. Pusė senų mašinų, pusė naujų. Avdejevas sutiko pergalės dieną Austrijoje. Jo savaeigė praėjo kelią nuo Dniepro iki Alpų, įveikdama daugiau nei 3000 km, dalyvaudama 10 kovų. Įgulos sąskaitoje buvo 28 sunaikinti tankai ir savaigiai priešų ginklai, 42 priešlėktuviniai ginklai, nesuskaičiuojamas skaičius ugnies taškų ir priešo gyvosios jėgos. 4 tankistai, tapę vieningų organizmų per 2 karo metus, išgyveno nepaisant visų karo statistikos dėsnių. Laimė, profesionalumas, tarpusavio pagalba. Visa tai kartu leido išgyventi iki pergalės. Su-85 įrodė savo efektyvumą mūšio laukuose. Konstrukciškai savaeigė buvo labai sėkmingas ginklo pavyzdys savo laikotarpiu. Ji derino geras kovos savybės su paprastumu ir racionalumu konstrukcijos, kas leido sumažinti išlaidas gamybai. Manevringumas kartu su ginklo kalibru darė ją puikių pagalbininkų tankams mūšio lauke. Priešsviedinė korpuso apsauga, pakankama ugnies galia, aukšta patikimumas ir paprastumas naudojimo. Visa tai buvo labai vertinama įgulos. Žinoma, buvo ir trūkumų. Ribotas horizontalus šūvio kampas, mažas municijos kiekis, trūkumas kulkosvaidžio artimajame mūšyje su pėstininkais, neaukšta karo pabaigos šūvio greitis, tačiau privalumai viršijo trūkumus. Kariuomenė pateikė gerus atsiliepimus apie Su-85. Šarvuočio ugnies galia leido efektyviai kovoti su dažniausiai pasitaikančiomis vokiečių kovos technikos rūšimis iki 1300 metrų atstumu. Priešo sunki technika, ypač Pantera, buvo pažeidžiama šoniniuose taškuose, o tinkamas pasalų taktikos taikymas leido kompensuoti nepakankamą šarvų pramušamumą šaudant į priekinę dalį. Šio šarvuočio atsiradimas, jo kovinis taikymas ir nuolatiniai patobulinimai, remiantis fronto patirtimi, lėmė, kad buvo sukurtas tobulas sovietinis serijinis tankų naikinimo aparatas Su-100, pagrįstas Su-85. Po karo Su-85 likimas susiklostė įvairiai. Dauguma mašinų buvo nurašytos ir išvežtos į perdirbimą. Jų laikai praėjo, tačiau kai kurie šarvuotieji vis dar tęsė tarnybą. 1956 metais 46 Su-85 buvo perduotos Geirėjo nacionaliniai liaudies armijai. Vėliau šios mašinos buvo pertvarkytos į šarvuotąsias remonto evakuacijos mašinas Su-85T, kurios buvo ginkluotos iki 8-ojo dešimtmečio 20 amžiaus. Avdejevas po karo liko armijoje. Jo kovinė patirtis pasirodė esanti reikalinga taikdarių laikotarpiu.
Jis pasiekė pulkininko laipsnį, vadovavo tankų pulkui, mokė jaunuosius pareigūnus to, ko jį išmokė karas. Mališevas grįžo į gimtąją kaimą, dirbo mechanikų kolūkyje, augino vaikus, retai pasakojo apie karą. Savelievas tapo inžinieriumi gamykloje, dalyvavo kuriant naują techniką, taikydamas fronto metu gautas žinias. Kostinas žuvo automobilių avarijoje 1953 metais. Karas jo nepasigailėjo, tačiau taikus gyvenimas baigėsi kvailai ir atsitiktinai. Jūsų 85 buvo išsiųstas perdirbti 1949 metais. Mašina atliko savo misiją, praėjo karą nuo pradžios iki galo, įvykdė užduotį. 28 raudonos žvaigždutės ant šarvų liudijo apie šarvuočio kovinį kelią, tapusi pulko legenda. Ji nepateko į muziejų, netapo paminklu. Dauguma kovinių mašinų toje kare turėjo panašią lemtį, tačiau atmintis apie ją gyveno prisiminimuose tų, kurie kovojo su Su-85, kurie žinojo, kiek vertas šis ginklas, sukurtas kritiniu karo momentu kovai su sunkiaisiais vokiečių tankais. Su-85 buvo karo darbininkė, nežinojusi paradų, sukurta vienai tikslui – sunaikinti priešo tankus. Vos 1 metus truko jos gamyba, tačiau per tą laiką mašina įrodė savo vertę, prisidėjo prie pergalės. Ji tapo tiltu tarp tarpukario projektų ir tobulų pavyzdžių pokario laikotarpiu. Jos sukūrimas, kovinis taikymas, trūkumų ir privalumų analizė leido sovietų konstruktoriams sukurti Su-100 mašiną, tapusią tankų naikinimo etalonu. Su-85 istorija tai tūkstančių įgulų, praėjusių karą su šiais šarvuočiais istorija. Tai pergalių ir nuostolių, drąsos ir profesionalumo istorija. Tai didžiojo kelio į pergalę pačioje baisiausioje 20 amžiaus kare dalis. Draugai, jei jums patiko ši istorija, palaikykite kanalą patinka ir prenumeratą. Priešakyje daug pamirštų istorijos puslapių, kuriuos svarbu prisiminti. Iki pasimatymo kitame leidime.